Sveiki! Džiaugiuosi, kad jums patiko mano nuogas užpakaliukas, bet šiandien pakalbėsim apie rimtesnius dalykus. Šią savaitę pradedu savaitinių iššūkių seriją, kuomet kiekvieną savaitę į savo gyvenimą įsileisiu naujų taisyklių, disciplinos ir išbandymų. Na ir nuo ko geriau pradėti, jei ne nuo švarios mitybos ir gero miego. Pastaruoju metu vis labiau jaučiu poreikį atsitraukti nuo mums kišamo pertekliaus, informacinio ir maistinio. Tad šią savaitę valgysiu taip, kaip valgė mūsų protėviai. Mėsa, kiaušiniai, šiek tiek vaisių ir daržovių. Jokio cukraus, jokių miltų, jokių raidžių. Kodėl mėsa? Nes tai vienas maistingiausių produktų. Ir kur kas svarbiau, produktas, kurį galiu gauti švarų ir tikrą. Tai kokią tą mėsą valgysiu? Na visų pirma, tai turiu nupirkęs avį iš Dzūkijos. Linkėjimai brokeriui Martynui ir tiekėjui Jonui. Taip pat perku jautieną, kadangi mano nuomonė tai geriausios kokybės mėsa, kurią gali nupirkti parduotuvėje. Ir taip pat turiu šiek tiek žvėrienos. Vienas dosnus medžiotojas žino, kaip mėgstu karpačio, tai parūpino. Na ir paskutinis, bet ne ką mažiau svarbus punktas, tai kiaušiniai. Turiu vietinę dylerę, babos kaimynę. Pas ją vištos laisvėje, lesalas natūralus, pas ją ir pirksiu. Bet rimtai kalbant, šis iššūkis nėra tik apie maistą. Tai apie santykį su savim, su savo kūnu, su gamta. Taigi ne ką mažiau svarbus aspektas yra miegas. Todėl šią savaitę grįžtu prie natūralaus ritmo. Eisiu miegoti saulei nusileidus, o kelsiuosi su giedojančiais gaidžiais. Dabar gegužės pabaiga, artėja birželio pradžia ir saulė leidžiasi apie 10 valandą, o kyla apie 5. 7 valandos yra apstu laiko išsimiegoti, o tos rytinės valandos yra tiesiog stebuklingos. Visi dar miega, o tu su gamta jau pabudęs. Paukščiukai čiulba ir tada užplūsta tas didelės energijos pliūpsnis. Dar geriau, jei bus galimybė, rinksiuosi ne šaltą dušą, o ežerą. Visgi juk grįžtam į natūralumą. Matot, tas ankstyvas kėlimasis tai nėra čia kažkokia disciplina. Tai yra privilegija, kurią kiekvienas gali išnaudoti. Pabandykit ir pamatysit, kiek daugiau gyvenime nuveiksit. Bet norint anksti atsikelti ir gerai išsimiegoti, teks kai ką paaukoti, teisingai. Telefoną. Valandą prieš miegą užsistatom žadintuvą ir telefoną paliekame ramybėje. Manau, mums visiems naudinga šiek tiek mažiau praleisti laiko su telefonu. Nes, ar jums nepasidaro liūdna, kai matote vaikus įlindusius į telefonus, lygiai taip pat ir suaugusius. Ne ką mažiau darosi liūdna nuėjus į parduotuvę ir ten pamačius tą produktų perteklių. O sveiko maisto pavadinčiau stygių. Ar dažnai atkreipiate dėmesį į produktų etiketes? Ar perskaitote jų sudėtį? Ar pažįstate visus ingredientus? Manau, kad ne. Ir aš taip pat. Todėl šią savaitę nueisiu į parduotuvę ir paanalizuosiu mūsų tuos kasdienius produktus, kuriuos perkam savo vaikams, kuriuos vartojam ir pasiaiškinsim, ar turėtume toliau iš vis juos vartoti. Šis iššūkis nėra apie kalorijų skaičiavimą ar dietą. Tai yra apie santykį su savim, savo kūnu ir su gamta. Valgyti paprastai, gyventi sąmoningai, sugrįžti prie esmės. Dalinsiuosi savo įspūdžiais, patirtimi, gal ir receptais. Viskas bus realu, paprasta ir skanu. Jeigu nors vieną žmogų įkvėpsiu tai pabandyti, vadinasi buvo verta. Iki.